Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Ką kalbėti apie savaitę? Savaitė įdomi, daugeliu įvykių. Vienas iš įvykių tai buvo visiškai neplanuotas. Mes kaip merai niekas nežinojom, bet gavom kvietimą į susitikimą su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu. Kvietė pats prezidentas, tai teko atidėti visus darbotvarkėje numatytus planus ir vykti į ten. Tai tikrai labai svarbu ir tai nebejotinai taip pat ruošiamės tarybai, ruošiamės ir rengiame šių metų biudžeto projektą. Tikrai darbo yra daug, yra apie ką pagalvoti, padaryti tam tikrus sprendimus, aišku, ir pakeitimus. Na, o klausimų taip pat šią savaitę gavau daug ir tikiuosi į juos visus aiškiai ir tiksliai atsakyti. Pirmasis klausimas. Ar tiesa, kad greitų metų kelionė numeris 8 miesto autobusu taps mokama? Na, tikrai netiesa, tikrai tokių planų nėra ir mes didžiuojamės tuo, kad priėmėm vieni iš pirmųjų Lietuvoje ir padarėme mūsų mieste nemokamą viešąjį transportą ir laikysimės šio principo, nes tai tikrai patogu mūsų gyventojams. Kada pradės kursuoti autobusai į Intersurgical gamyklą? Na, jau čia dabar galim pasakyti tikrai pačiu artimiausiu metu. Šiuo metu jau yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Intersurgical kompanija. Taip pat baigiamos procedūros dėl pavėžėjimo paslaugos pirkimo. Jos artimiausių metų, tikiuosi, bus jau sutartis pasirašyta. Beje, noriu pasakyti, kad tai ne Intersurgical reisas, o jisai iki Makaravo kaimo. Tai jisai liečia žymiai daugiau, ne tik Intersurgical gamyklą. Tačiau galiu pasakyti tiek, kad pačiu artimiausiu metu, matyt, autobusai pradės jau važiuoti. Vilniuje gyventojams nemokamai dalinami oranžiniai maišeliai virtuvės atliekoms, kuriuos galima mesti į bendruosius konteinerius. Kodėl Visaginas pasirinko brangesnį būdą? Įrengė konteinerius maisto atliekoms. Na, iš tikrųjų dar neįrengė, tik tai planuojam įrengti. Ir Vilnius taip pat planuoja įrengti konteinerius, tačiau jeigu mes jau nuo 20 metų apie tai svarstėm, galvojom ir investavom į Utenos regioninį atliekų surinkimo centrą ir jau padarytos linijos, atskiros linijos maisto atliekoms surinkti, tai Vilnius nespėjo to padaryti ir nepadarė, todėl dabar priėmė tokį laikiną sprendimą išduoti tuos oranžinius maišelius, mesti į buitinių atliekų konteinerius ir ten jau po to regioniniam sąvartyne ištraukinės iš buitinių atliekų tuos maišelius ir dės į atskiras vietas. Tai mums to daryti nereikia ir mes šiek tiek pirmaujam lyginant su mūsų sostinė. Ar yra Visagine struktūra, kuri atsako už dviračių takų ir parkingų projektavimą? Kas nors formuluoja viziją. Tai nebejotinai taip yra ir ne viena struktūra, negalim pasakyti, kad viena tai yra struktūra, tai yra keli administracijos skyriai, kurie bendradarbiaudami išsprendžia vienaip ar kitaip padaryti parkingą, vienaip ar kitaip padaryti pėsčiųjų taką ar tai dviračių taką. Tai tikrai taip ir dabar formuojamas projektas, darnaus judumo projektas, kuris apims visą mūsų miestą, dviračių takais apjuos, pėsčiųjų takais ir tokie projektai taip pat ir viešinami, todėl gyventojai gali pateikti savo pastabas. Jei gyvatukas vonioje vos šiltas, kur man kreiptis, ar vonios kambaryje galioja temperatūros standartai? Tikrai galioja, yra higienos normos, jos privalo galioti, o kur kreiptis, tai reikia kreiptis pas namo administratorių. Nežinau, pas jūs administratorius yra kažkokia kompanija, ar tai Visagino būstas, taigi bet kuriuo atveju reikėtų kreiptis į namo administratorių.
Konteineriai skirti tekstiliai dažnai būna perpildyti, ar nelaikas būtų dažninti periodiškumą tekstilės konteinerių išvežimui. Atsakysiu taip, greičiausiai, kad dar nelaikas, tikrai nelaikas dažninti, dabar jie vežami 2 kartus per savaitę, tačiau problema yra. Problema yra tokia, kad dažnai atvykę Visagino būsto darbuotojai randa konteinerius išlaužtus, kadangi kažkas bandė išsitraukti savo tinkamų drabužių, ar ten tekstilės, ar batų, ar dar kažko. Taip pat kita problema yra, kad yra žmonės, kurie galvoja, kad jų drabužiai dar tinkami naudojimui, todėl nemeta į patį konteinerį ir sustato šalia, kad jiems, kurie norėtų pasirinkti drabužius, būtų lengviau. Ir susidaro įspūdis, kad konteineriai yra perpildyti. Taigi tikiuosi, kad žmonės supras, kad tie konteineriai tam ir padaryti, kad į juos sumesti, o ne dėti šalia. Ir taip pripratę padarysime tvarką. Dažnai matau sniego valymo mašinas, kurios kažkur apsnigtų kelius skuba su pakeltais grandikliais. Ar galima įpareigoti vairuotojus nekelti grandiklio, net jei automobilis važiuoja į kitą aikštelę, kad nereikėtų veltui deginti kuro ir tuo pačiu kasti sniegą pagrindiniuose keliuose? Na, galbūt ir galima, šitas pasiūlymas yra nusiųstas žmonėms, kurie vadovauja šitam sniego valymui, tačiau aš linkęs vis dėlto pasitikėti specialistais ir pasitikėti tais vairuotojais, kurie važiuoja ne šiaip savo, ne tam, kad pasivažinėti kažkur, o važiuoja vykdyti tam tikrų funkcijų, tam tikrų užduočių ir jie matyt žino, kaip tą reikėtų daryti. Kada Visagine pradės darbą reabilitacijos centras Adely? Pakankamai sunku pasakyti, kadangi Adely dabar jau jisai aksis. Šitas centras yra privati bendrovė, todėl jie apsisprendžia, kaip jiems geriau vykdyti savo veiklą. Tačiau galiu pasakyti, kad savivaldybė ir aš asmeniškai darom viską, kad tai pradėtų dirbti kuo greičiau. Žinau tai, kad šitas reabilitacijos centras jau yra įsinomavęs poliklinikoje patalpas, planuoja atlikti remonto darbus ir matyt, kad kaip tik atliks tos remonto darbus, pradės ir pačią veiklą. Labai tikiuosi, kad pačiu artimiausiu metu. Noriu paklausti, ar bus turėklai prie parduotuvės Vinoteka ir kitoje pusėje. Ten labai slidu. Ačiū. Gana sunku atsakyti į klausimą, nežinant tiksliai apie kokius kalnelius eina kalba ir kurioje vietoje turėklai. Pasakau tiek, kad tikrai ne visi turėklai sumontuoti, dar yra vietų, kurie tik montuojami ir viskas, kas suprojektuota, privalės būti atlikta ir bus. Jeigu nesunku, tai pasižiūrėkite į projektą. Projektą galite tinklalapyje savivaldybės surasti ir suradę jį pasižiūrėti, ar suprojektuoti tie turėklai, ar jų ten tiesiog neprojektuojama, nes jų ten nereikia. Taigi viskas, kas suprojektuota, bus atlikta ir jeigu ten numatyti turėklai, tai jie ir bus sumontuoti. Tai tiek klausimų, kuriuos gavau per šią savaitę. Savaitė ypatinga, turim sausio 13-ąją, tai yra labai svarbi data mums visiems, mūsų valstybei. Tikiuosi, kad minėdami šią datą, kiekvienas suprasime, kiek daug mes turime, ypač matant, kas vyksta dabar Ukrainoje. Taip, kad būkime kartu, būkime vieningi ir viskas bus gerai.